Sveiki gyvi, tai sveikinuosi pagaliau iš Kauno marių pakrantės, ne Vangai ar dar kažkur Kauno marios. Bandysim pagauti karšiuką, oras fantastika, bet kiek žinių, oras fantastika, bet kibimas ne fantastiškas. Na, bet kuriuo atveju geriau bandyti negu nebandyti. Šiandien išbandysiu tokį garsus treneris Maskoliūnas, kaip ten tas darinys, pamakaluojam vadinasi, ne? Tai šiandien darysim taip dėja su jauku, turiu įvairiausių čia jauko likučių, juos reikia sunaudoti. Na, daugiau mažiau viskas groja į temą, čia ta prasme neturėtų labai jau susipykti, bet pasižiūrėsim, kas čia bus. Turinas ką? Tai braunas, varom čia. Suma sumarom, čia turėtų būti geras 1,5 kilogramo, kažkur tai visą to jauku. Panašiai turiu apie 4 valandas geros žvejybos, galbūt ir 5, tai turėtų tikrai užtektas 1,5 kilogramo. Va, truputį kreka. Taip. Tada truputį turbo brimo. Tai čia ką pastaruoju metu bandžiau, kas dar yra likę. Tai reikia pabaigti. Na ir rekordas. Tai tokia kombinacija, kovinė. Viskas skirta karšiai. Rekordas gerai, truputėlį pasunkins jauką, nes čia pakankamai gilu yra apie 10 metrų. Tai reikia, kad jaukas gerai susiklijuotų. Tai va, praleidžiam per 2 milimetrus per sietą. Va, nežinau, ar čia matysis tokia spalva. Mes būtinai nudažysim. Bersim truputėlį dažų. Prasisuksim. Tai va, tai pirmas maišymas padarytas, čia už 10 minučių padarysim antrą. Tikrai reikės dar vandens. O dabar negaištam laiko, daug laiko neturim, tai einu statytis viską ir bandysim kažką žvejoti. Tai va, tai ką, dar kartelį. Startas po 3:15, na tai realiai turim 4,5 valandos iki 8 valandos. Gal kažkas ateis, pabandys paragauti, ką mes šiandien siūlom. Tai 2 meškerės, kažkaip nestandartiškai, pasižiūrėsim, kaip čia man seksis joms susitvarkyti. 2 taškai, vienas apie 35 metrai, kitas apie 56 metrai. Vienam pabandžiau paduoti karpytų, kitam skandintų musės lervų, dzykų. Po 4-5 šėryklas įmečiam, dabar lauksim. Čia pakankamai gilu, apie 10 metrų. Tai žiūrėsim, ar yra čia to žuvies, ar nėra to žuvies. Tikimės geriausia. Čia tokia vieta, kad gali būti ir visiškas nulis, visiška baranka. Arba gali būti ir visai neblogai. Tai, na, tikėkimės bus tas pirmas variantas. Kalbant aplamai, kad ačiū, kad žiūrit. Noriu priminti, nepamiršti užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Stengiamės dėl jūsų. Atsiprašom, kartais ir kokybė prastesnė būna. Su šitą kamerą tikrai bus prastesnė kokybė, bet įsigijom klubas antrą kamerą. Bet vat jeigu jūs užsiprenumeruosit kanalą ir mes pasieksim 1000 subscriberių, tai mes kažkokią tai dalį pinigų galėsim generuoti iš YouTube. Tai jeigu žiūrit, patinka, tikrai ne dėl to, kad mes uždirbtume pinigus ir leistume kažką, mes juos išleistume būtent įrangai, tai mikrofonai, kameros, nes visą tai kainuoja. Be abejo, pirma investicija tai yra į žvejybos inventorių, antrinis dalykas tai jau video. Tai stengiamės, bandom, bet ir jūs netinginiaukit, prisidėkit. O jeigu jums patinka, matot, visai smagu tai, ką mes darom, tai nepamirškit, kad galit prisidėti ir 1,2% skirti mūsų klubui. Esam įkūrę asociaciją. Tai kai pildysi deklaraciją, tiesiog
Bream Bandits. Parašykit ir mus tikrai turėtum rasti. Iš karto dėkojam. Jeigu turit kur naudingiau, tiksliau, tikrai nesupyksim, suprantam, tikrai yra kilnesnių tikslų, bet jeigu nesat apsisprendęs ir norit prisidėti prie mūsų klubo augimo, tai mielai priimsim jūsų auką. Tai va, bandom, laukiam, kol kas kibimo nėra, bet nieko baisaus, taip pat turėtų būti. Neturėtų čia po pirmo metimo krantai sulipti. Tai reikės valandėlę pakentėti, palaukti. Ta proga jungiu kamerą lauk, tausojam bateriją ir žiūrėsim, kaip čia kas bus. Gal netyčia kas nors sugalvos. O jeigu ne, tai bent jau oras geras, fantastika. Tikrai šilta, smagu, saulytė. Dar kita savaitė tokia, bet šiandien tai oras fantastiškas. Tikėkime, kad žuviai tas oras patinka ir suaktyvės kažkuriuo metu, gal link vakaro, saulytė pašildys vandenėlį, gal išeis pasimaitinti. Tai va, tokios to žinios, laukiam, bandom ir tikimės geriausio. Valandėlė, pirmas kibimas, pirmas žuveliokas, plaukia atgal. Geras ženklas, tai gal pagaliau sulauksim daugiau veiksmo. Smagu, bent jau kažkas, buvau nusiminęs, galvoju, kad visai bus liūdna, bet jeigu po truputėlį pradės kabaliotis, bus gerai. Bandys. Ant kablio buvo 2 musės lervos, viena balta, kita raudona. Tai kaip sakant, mes dviračio neišradinėsim. Jeigu susigundė tokia, tai pabandykim pakartotą receptėlį. Pirma žuvis jau smagu. Tai tikimės gal pakvies ir tėtį ir mamą tas karšiukas. Tai bandom, laukiam. Turim ir draugų, ne vieną žvejojo, šeiminėlė ančių. Matyt, jau ruošiasi kiaušinius dėt, lizdą suka.
truputėlį pradeda gerėti. Ir antrą karšioką. Karšioko dar jam reikės paaugti, bet jau vis tiek žuveliokas. Laukia jis namo. Pakvietė jau truputėlį didesnį pusbrolį. Gal šitas pakvies jau ir tėvelius, ne? Ką tai? Receptūra ant kabliuko veikia. Tai kartojam tą patį. Baltas, raudonas. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Na va, dar vienas karšiukas keliauja į vandenį. Šį kartą sudirbo 2 balti dzikeliai. Tai kartojam, bandom dar kartelį 2 baltus. Jau šį kartą ir kibinėlis buvo gražesnis, jau smagiau. Tai ką, bičiuliai, žvejyba šiandien tikrai nelengva. Kol kas labai sudėtinga, čia kiek 3 žuveliokai berods buvo užkibę, nedideli karšiukai. Net nežinau, ką čia pasakyt, iš esmės galvoju galbūt gyvų truputėlį išsigando, tai pabandžiau išimti dabar visiškai gyvus, dabar valandėlę laukiu, gal sureaguos į tik tai jauką. Tai bandysim, dabar bandau įvairias tas kombinacijas ant kablio kabinu ir baltą, geltoną, raudoną, dabar uždėjau ir uodo trūklio lervų. Tai pasižiūrėsim, dar liko realiai nepilnai porą valandų žvejybos. Gal dar kažką pavyks išprašyti, įsikalbėti. Tai kaip sakant, laikom špygas, nenukabinam nosies, kartais būna taip, kad reikia gero pusvalandžio ir tikrai žvejyba pavyksta. Tai tikimės, kad ta auksinė valanda dar ateis. Karšiukai čia kažkur sukinėjasi, tik tai dar nenusprendė ateiti į mūsų tašką pasimaitinti. Tai jo, bandom, laukiam, serviruojam įvairiausius variantus, galvojam, mintiem, kaip čia ką prikalbint. Ir žiūrėsim, gal dar pavyks kažką išprašyti. Va, pagaliau turim kažką panašaus į žuvį hibridę. Yeah.
ir jis keliaus atgal į vandenį. Tada. Super! Ant kablio buvo 2 balti mūsų lerviukai. Tai kai sakant, jeigu tema veikia, tai ją ir kartojam. Tikėkime šiandien ne paskutinis, gal dar pavyks kokį vieną kitą įsikalbint. Tai būtų super. Na. Ja, laukiam. Turim dar vieną. Šį kartą ne karšas, bet rimtas plakis. Na va, keliauja jis atgalą. Kombinacija ta pati, 2 balti žykeliai. Ir dabar išėmė visiškai gyvus pastarį, nežinau, valandą. Visiškai, tik tai jaukas dirba. Tai ką, bičiuliai, žvejyba artėja po truputėlį link pabaigos. Na, dar valandėlę galima įspaust. Tai pabandysiu dar pabūt. Gal dar kažką pavyks, bet faktas yra vienas. Tikrai sudėtinga, reikia atsargiai žiūrėti, kas veikia, kas neveikia. Na, bet tikslas pasiektas, tikslas buvo karšiukas, tai bent vieną jį didesnį pavyko įkalbinti. Na, aš dar tikiuosi bonusą ant tos didesnės tolimosios meškerės. Bet jau kaip bus, tai bus, kaip Neptūnas duos, tai bus. Dar kartelį noriu padėkoti mūsų rėmėjam, kurie prisideda prie mūsų klubo augimo. Ačiū Ažukliai, ačiū Atorai, ačiū Žuklės fanam, ačiū Humilat, ačiū Robin Jobs. Ir dar kartelį ačiū jums visiems, kurie žiūrit, kurie prenumeruojat. Tikiuosi, kad nepamiršit, užsiprenumeruosit tą mūsų kanalą. Apsilankykit ir mūsų Facebook bendruomenėje. Tai vat, judam, bandom, jeigu kažkas nepatinka, nepykit, ne iš blogos valios, bandom, stengiamės. Ir, na, tikėkime, kad šiemet dar ne kartą galėsim nudžiuginti jūs savo žuklėmis. Kaip matot, žuklė toks dalykas, kad kartais būna ir sėkmių, ir nesėkmių. Ne visada viskas pavyksta kaip nori, bet svarbu geras intencijas. Tai va, tai dar valandėlę liko, bandom, filmuojam, gal dar kažkas susigundys mūsų siūlomom gardybėmis ar gardumais, kaip čia reikėtų pasakyti. Ir tiek, tai dar kartą pasidžiaugti, oras tai tikrai fantastika, paukščiukai čiulba, saulė šviečia, šilta, vėjelė dabar jau nebėra, tai tikriausiai geresnių sąlygų ir nereikia norėti. Na, žuvį matytas sąlygus irgi šiek tiek įtakos turi. Artėja atšalimas,
Tai vėl, neaišku, kaip jinai reaguoja. Gal pakilus, gal jo čia tiesiog nėra. Taip, dar galbūt iš tų peripetijų. Tai iš principo aš gaudavau tokiais šulnukais. Jie su tais sparneliais čia, ypatingai čia, kadangi yra pakankamai aštri parandė, tai labai svarbu, kad greičiau pakiltų šėryklą. Nes jau 2 ar 3 pavadėlius nutraukiu su tolimesnėje. Pavadėliai tai 0,1 ten kažkiek tai ir 0,1. Aš asmeniškai naudoju Silo, Kolmiko pavadėlinius valus, nežinau, geresnių nesuradęs pakolkai šiai dienai. Kabliukai A1, 14 numeriu. Tai va, kažkokių daugiau tų peripetijų kaip ir nėra, jau kai VDA, kaip ir šiandien panašu, kad tikrai jaukas turi įtaką ir jisai statė žuvį, negyvį į tašką. Tašką galbūt čia per skambiai pasakyta, bet bent jau 2 kibimai buvo, vienas paskui kitą, vienas karšiokas, kitas plakiukas. Tai va, ir tiek, tokios tos tokelės, dar liko nepilna valandėlė, ir kaip sakant, viltis mūsų motina, dar tikimės, bandom, kamera jau po truputėlį senka baterija kameros, tai nežinau, ar pavyks čia daugiau pafilmuoti ar ne. Bet bandysim, pasižiūrėsim, tai gal dar kažką prikalbinsim.